Sveiki, šį kartą mes jums nusprendėm parodyti, kas yra iš tikrųjų avarinis balkonas ir ką mes su jom darom. Kaip matot dabar, taip atrodo avarinis balkonas. Laikosi jis nelabai tvirtai, taigi daug darbo nereikės įdėti tam, kad jį išimti. Mes pasirinkom pirmą aukštą vien tik tai tam, kad parodyti jums iš tikrųjų, kaip jie laikosi. Nes 5-4 jo tikrai taip neišimsi. Kaip matot, pas kaimynų balkonas jau irgi gan sunkios būklės. Matot patys, kad jis jau juda, kryba, daug jėgos jam nereikia. Taigi greitų laikų jis jau gali iškristi ir pats. Kaip matot, mes dabar tą bloką po truputį išjudinam. Galėtės tą metalą gal patrauks. Čia dar užkabinti. Greitai kviesti. Jo, filmuoja. Sukuoja, Tadai. Gražiai buvo, ne? Geras kadras, ne? Veidą nufilmuoti. O dabar pažiūrėkime tą vaizdą sulėtinti. Matot, užteko tik tai vienas blokas iškristi. Prieš tai gal dirbo. Koks skirtumas? Liko nuotraukas. Kaip matot, iš metalo jau nelabai tai kas daug ir beliko. Visas jis yra surūdėjęs, kai kuriuose vietose netgi išpūvęs kapitaliai. Pats blokas atrodo iš vidaus irgi nekaip. O čia matot, kas liko iš metalo. Tai mes pabandysime jį pajudinti ir matot patys, kad jis krenta gabalais. Taigi kaip jis gali laikyti jūsų bloką, jeigu jis yra supūvęs. Patys matot. Visiškai metalo mažai kas kur beliko vietomis. Beje, blokas pats laikosi, tas betonas, jis laikosi tik tai 4 vietose ant 4 stripų, kaip matot. Taigi patys suprantat, kad jie stipriai laikyti negali. Kada mes pastatom jūsų naują balkoną, mes darom tokį karkasą, tam, kad statyti ant jo naują jūsų plastikinį balkoną. Čia matot, kaip mes privirnam balkoną. Dabar tvirtinamas balkonas, karkasas pats tvirtinasi į patį padą balkono. Vegas jau jos reikia. Ką pačiu? Turbinti. Jau nusifuokna, blėt. Matai, kad esu užturiu. Svarbu užtuok. Traukiškai, Tadai. Ledas yra. Pasitrauksiu gumorį. Negaliu. Per daug geras yra. Nuėmam ir nešam namo. Nu, čia jau matote, kaip atrodo blokas iš vidaus, kai mes jį germetizavom. Matot, pastatyta jau plastikinė konstrukcija. Čia matot, viskas užpūsta. Kaip matote, balkonas dabar pats jūsų naujo konstrukcija stovi ant naujo karkaso, taigi netrukdys dabar balkonai ir nemaišys. Užimo Puma. Reklama. Kaip matote, mes statom naują konstrukciją plastikinę ant naujo karkaso vien tik tai dėl to, kad pats tas visas svoris konstrukcijas, kad nespaustų naujo bloko. Nes jeigu spausta bloką, bus ta pati situacija, kaip ir su senu balkonu. Taigi dar kartą pakartosiu, kad negalima dėti plastikinių konstrukcijų ant seno jūsų bloko. Nes jeigu jūs įdėsite, jūs mums tik tai duosit daugiau darbo. Čia dar matote, kad ant karkasas stoja balkonas atskirai nuo bloko.
Va, čia jau dabar matote, kaip atrodo iš vidaus balkonas, kai jis yra įstiklintas. Aišku, va, truputį blogai matosi. Va, matot. Pabandysime, kad būtų truputį šviesiau. Va, taip atrodo balkonas iš vidaus. Nu, toliau jau daroma visa vidaus apdaila. Nu, čia nusprendžiau aš parodyti, kaip atrodo prieš 2 metus statyti balkonai. Va, patys matot nuo 2 iki 4 aukšto. Nu, čia visą 1 aukštą. O taip atrodo. Nu, čia matote prieš 3 metus įdėtus blokus pakeistus. O, matot, kaip atrodo. Ir kaip atrodo jūsų avariniai balkonai. Na ir va, mūsų galutinis rezultatas. Pakeistas blokas, stiklintas balkonas. O, matot, kaip atrodo iš lauko. Dar truputį apdailykės ir pats gražiausias balkonas jūsų name. Tai aš tą filmavau jau. Nu, čia dar kartą pažiūrėkime, kaip atrodo jūsų kaimyno balkonas ir kaip atrodo dabar statytas naujas. Taigi, belieka spręsti jums. Ačiū už dėmesį, viso gero.